Taip, tai sveiki. Antras video, update'as apie mano projektą. Tai praeitame video sakiau, kad noriu ne tik kalbėti apie idėjas, bet ir realiai padaryti kažką. Tai šiandien turiu kaip ir pirmą rezultatą, pirmą veikiantį prototipą savo tos idėjos. Tai ką padariau, tai sukūriau tokį kaip ir akustinį dronų aptikimo prietaisą. Tai naudoju dvi tokias Heltec plokštės, kurios komunikuoja LoRa signalais, ir InMP441 mikrofoną, kuris klausosi aplinkos. Ir viena veikia plokštė kaip detektorius, prie kurios prijungtas tas mikrofonas, ir kita kaip gateway, kuri priima signalą iš tos kitos plokštės ir parodo, ar yra koks pavojus ar ne. Tai kol kas tai nėra kažkoks galutinis produktas, kažkokia rimta sistema. Čia yra toks pirmas mano žingsnis, kad tokia sistema gali išvis veikti. Ir man pačiam yra tai svarbus žingsnis, nes dabar projektas nėra tik galvoje, o jau realizuotas, galima taip pasakyti. Jo, tai turint tokį prototipą, kokie kiti žingsniai būtų, tai reikėtų testuoti, matuoti viską, tobulinti. Tai kiti etapai būtų lauko testai, patikrinti, kaip toks prietaisas aptinka dronai skirtingais atstumais. Pas drono neturiu, tai reikėtų surasti kažką, kas turi, ir ištestuoti, pavyzdžiui, 10, 20, 50 metrų, kaip trukdo koks stipresnis vėjas, medžių ošimai, automobiliai ir žmonės ar kiti aplinkos garsai. Aišku, didelio atstumo ar tikslumo nesitikiu iš ypač tokio mikrofono, nes jis yra gan silpnas. Jeigu didesnių atstumų ir panašiai reikėtų matuoti ar pasiekti tokius rezultatus, tai reikėtų žymiai geresnio mikrofono, bet tai yra, manau, tikrai įmanoma. Tai jo, mano tikslas nėra parodyti, kad viskas jau veikia idealiai. Atvirkščiai noriu suprasti daugiau apie kaip tokios sistemos veikia. Nežinau, ypač Ukrainoje tokie detektoriai yra ypač naudojami aptikti dronus ir padaryti tokį kaip ir tinklą, kur jie iškart žinotų, kur jau įskrenda bet kokie dronai ir panašiai. Ir toks išankstinis pavojaus signalas būtų šaliai, nežinau, kariuomeniai, viskam. Taip, tai galiu trumpai parodyti, kaip jis veikia. Tai, o kaip veikia viskas, tai turiu vieną iš tų Heltec plokščių, prie kurios prijungtas mikrofonas. Ir šita plokštė per LoRa siunčia į gateway kitą plokštę signalą, ir ta kita plokštė lemputė užsidega ir ekranėlį parodo alarm, jeigu yra kažkoks aptiktas drono garsas. Tai dabar per kompiuterį pabandysiu paleisti ir bus galima pamatyti. Matom, užsidegė lemputė, kartu ir rodė ten alarmą. Dabar iš naujo pabandysiu. Taip, tai va taip, aptinka tą drono garsą. Tai va tiek. Taip, tai šiam kartui tiek. Pabandysiu pasidalinti šitą žinią su žmonėm daugiau. Gal kažką sudomins, gal kažkas norės investuoti. Nes sistema, jeigu tobulint, tikrai užtruktų pačiam vienam. Bet kadangi man įdomu, patinka, tai jo, reikės bandyti susirasti draugų, pažįstamų ar nepažįstamų, kas turi droną ir galėtų paskraidyti.
ir pamanyt man pasiklausyti jo. Tai tiek. Turbūt kitas update'as užtruks, bet bandysiu jį padaryti kuo greičiau. Tai ačiū. Ačiū sau, kad neužstrigau tiek ties idėją ir tiek.